Kaip senais laikais valgyklose. Šiandien pas mus nugarinės karbonadžiukai. Parduotuvėje nusipirkau supjaustytus, lieka tik išsimušti. Prieskoniuojam, čia turiu tiesiog kažkokius kepsniui, va tokius prieskoniukus. Saldžioji paprika dar niekad nepamaišys. Žinoma, druska ir tai paprastai va su rankytėm įtrinu. Kai darau va tokius karbonadinius variantus, tai va, kad nebūtų prieskonių pertenkliaus, vieną ant kito uždedu, nes kitą pusę tai be prieskonių ir kad pasiskirstytų to lygiai. Mėsytė paruošta. Pradedam sluoksniuoti į kiaušiniuką, į sūrį tarkuotą. Jaučiu geriausiai tai mozzarella būtų, bet sūris tinka tiesiog koks gerai lydosi ir vėl į kiaušiniuką. Ir išduosiu savo didžiausią paslaptį, kad aš naudoju ne džiūvėsėlius, o manus. Dedam į įkaitintą aliejuką. Kol čirška mėsytė, aš jau einu prie salotų. Paprastai, bet tobulai. Kopūstai jau visi sutarkuoti, padruskinu ir tada gerą šaukštą, gal net ir 2 grietinės. Kad nebūtų sausa mėsytė, vieną pačią valgyti, tai padažiukas yra sviestas, grietinės šaukštas ir česnakas su prieskoniais. Pagrindinė taisyklė, kai gaminu ant riebalų, visada nusausinu riebalus ant popierinio rankšluosčio. Skanaus. Kaip senais laikais valgyklose. Skanaus mums.